Sveiki, esu kraštovaizdžio dizaineris Domas Timinskas iš Darnių erdvių komandos. Kviečiu susipažinti su Individualiu Pro kraštovaizdžio projektu. Štai jis čia. Tai individualiai parengtas sprendinių ir dokumentacijos rinkinys. Skirtas konkrečiai vietai ir konkrečiam klientui. Šis projektas yra maksimalios apimties. Skirtas sudėtingiems sklypams, kuriuose yra gausų reljefo, aukščių perkritimų ir vandens telkiniams. Kiekvienas projektas rengiamas individualiai, atsižvelgiant, kaip ir minėjau, į teritorijos tiek architektūrą, architektūrinius sprendinius, statinius, kraštovaizdžio reikalavimus, poreikius, kliento poreikius. Segtuvą sudaro atspausdinta projekto dalis popieriuje ir lygiai taip pat visa šita medžiaga yra USB rakte, kurią bet kada galėsit atsidaryti ir peržiūrėti visą jums reikiamą informaciją. Pradžiai mes matom surašytą visą informaciją apie užsakovą, teritoriją, autorius, kuris dalyvauja šito viso projekto kūrimo dalyje. Toliau susipažįstame su visu turiniu šito esančio segtuvo, iš kokių dalių jisai susidaro. Tai mes turim lentelę, kurioje matom, kas yra šitam byloj susegta. Pradžioje, aišku, mes matome projekto rengimo užduotį. Čia išrašytos dalys atspindi, su kokia situacija mes susidūrėme, kokius klausimus sprendžiame, kokią užduotį sprendžiame. Taip pat matom situacijos nuotraukas. Matom situacijos nuotraukas. Toliau verčiant randame techninę specifikaciją, tai tiek medžių sodinimo technika, tiek priežiūros aspektus, kurie šitam projekte atsiras, tiek dangų specifikacijas. Visą informaciją kaip techninę specifikaciją rasit būtent šitoje dalyje. Sekanti šitos bylos dalis yra augalų aprašymas. Augalų aprašymas tai yra į projektą įtrauktų augalų trumpas aprašymas, pilnas jų pavadinimas, su nedidelė aprašymo dalimi rekomendacijos priežiūrai. Sekanti dalis yra kraštovaizdžio projekto brėžiniai. Ir pirmas brėžinys, su kuriuo mes susidūrėm, tai suderintas sprendinių eskizas, suderinti sprendiniai, kurių pagrindų pradedamas tolimesnis detalizavimas. Sekanti dalis yra vizualizacijos. Tai ta pati sprendinių dalis, bet išpildyta jau 3D aplinkoje. Sekantis mūsų planas yra objektų ir dangų planas, kuriame mes pamatysime ir skirtingų dangų vietas, ir atstumus, ir medžiagas. Legendoje pamatysime tikslius kiekius, o brėžinyje pamatysime tiek altitudės, tiek izohipsės, kurių pagrindų teritorija įgaus savo formą. Taip pat šiame brėžinyje mes pamatysime ir pjūvius, apie kuriuos kalbėjom, sudėtingus, kaip išspręsti reljefo klausimus, kaip išspręsti pakrantės arba vandens telkinio sutvarkymo klausimus. Sekantis brėžinys yra dendrologinis planas.
dendrologiniam plane legendoje matysime visus augalus su jų pavadinimais, su rekomenduojamam sodinti dydžiu, kiekiais ir aišku pačiam projekte matomais matomomis augalų vietomis ir išnašomis, kur kokie ir kiek tų augalų tam tikrose vietose yra. Sekantis brėžinys tai tik augalų žiniaraštis, kuris bus patogus naudoti jį atskirai prie sodinimo projekto. Arba sekantis mūsų dalis dokumentacijos yra augalų žydėjimo kalendorius, kuriame yra patogu matyti, kaip žydėjimas skirstosi visų metų periode. Tam vegetatyviniam periode, kada augalai miega, kada jie žydi ir šiek tiek yra parodyta, kokia spalva jie mums žydės. Sekantis brėžinys labai svarbus. Tai yra augalų sodinimo tinklelis, kuriame matome, kaip tie augalai sodinami teritorijoje. Planas yra suskirstytas į kvadratėlius metras ant metro ir sodintojai, ir rangovai, ar jūs patys galėsite nesudėtingai pamatyti, kaip tie augalai kokiais atstumais ir kokiu ritmu yra išsidėstę jūsų teritorijoje. Taip pat yra pabrėžta arba parodyta išnašomis, kokie yra pomedžiai arba po krūmais, kad jų nepraleisti. Sekantis planas yra apšvietimo taškų planas. Matysime šviestuvų išdėstymo planą, matysime, kur kokie šviestuvai yra išdėstyti. Legendoje matysime šviestuvų žiniaraštį ir jų specifikaciją, tiek kiekius, tiek jų specifikacijas, tai yra kokio jie yra stiprumo ir kokia šviesos spalva. Sekantis planas yra šviestuvų žiniaraštis, kuriame pamatysite ir kaip šviestuvai atrodo. Sekantis planas yra laistymo zonų planas, kuriame mes pamatysime, kokiu intensyvumu, kokiose vietose yra laistomi augalai. Legendoje labai aiškiai yra išdėstyta ir kvadratūra šitų erdvių ir laistymo intensyvumas pabrėžtas. Vidutinio, intensyvaus, vejos laistymo dalis, daržo laistymo dalis. Toliau segtuve rasim analogų arba objektų pavyzdžių esamų projekte. Pavyzdžiai, kaip jie atrodo, kokie jie numatomi toje teritorijoje būti. Ir pačiam gale jūs rasite rekomenduojamų rangovų ir partnerių sąrašą. Toks yra šis projektas, sudarytas iš tokių planų, detaliųjų planų. Ir kaip minėjau, šis projektas vadinasi individualius projektas. Ačiū, kad renkatės Darnių erdvių komandą.